Labas, Kęstuti. Sveiki, Viliau. Kaip laikais? Ačiū, neblogai. Po darbo dienos, bet dar tonuse. Supratau. Aš prieš tavo ateinant biure pamažinau temperatūrą, nes tu, aš kiek seku tave, tu labai žmogus mėgstanti šaltį. Tai galvojau, kad nebūtų tau per daug šilta, tai truputėlį padariau gaivesnį biurą. Ačiū. Šaltis nelabai gal čia patinka, dėl to aš apsirengiu visada. Tai viskas tvarkoja. Supratau. Bet Kęstuti, tu ne tik biuriuotojas, nes aš tave sužinojau kaip biuriuotoją, kaip žmogų, kuris neaišku, iš kur atsirado ir pradėjo keliauti jūromis, bet pradėjau domėtis ir supratau, kad tu keliautojas. Ir mėgsti keliauti ten, kur taip pačiauriau ir galbūt ne visiems įprasta. Tai kaip taip atsitiko? Kaip atsirado šitas Kęstutis keliautojas? Tai galbūt kaip atsirado čia ta meilė tokia kelionėm. Tai gal reiktų pradėti nuo to, kad meilė kelionėm turbūt atsirado pirmiausia nuo meilė gamtai. Kadangi vaikystę leisdavau aš Dzūkijoje, tai atėjo toksai būdavo noras pažinti tave supančią aplinką. Ir automatiškai tu eidai į tuos miškus, stebėdavai gyvūnus, paukščius ir tos tokios vienos dienos kelionės išaugdavo į dienos, 2 savaičių ir galų gale mėnesių. Antras dalykas, tai toksai pažinimo, noras pažinti, noras kažką tai atrasti. Tai tas ir išugdo tą tokį norą keliauti, kažką naujo pamatyti ir atrasti. Na tai dasigyvenau iki tiek dabar. Supratau. Tai Sibiras, Baikalas, kas dar, kokios tavo pagrindinės kelionės? Taip, pagrindė tai yra ta, kaip sakyti, užpolerė Sibiro, kur esu daugiausiai keliavęs, daugiausiai turiu ten patirties, žinoma, Skandinavija, bet visada prioritetą skirdavau tiem atšiauriem tokiem kraštam. O iš kodėl atšiaurumas, iš kur tas potraukis atšiaurumas? Mano kelionių yra tokie 3 kriterijai, kuriais remdamasis aš renkuosi maršrutą. Tai vadinasi, turi būti kuo labiau nutolęs nuo civilizacijos, kuo sunkiau pasiekiamas ir kuo rečiau minimas keliautojo ataskaitose. Tai kai maršrutas atitinka, patinka, aš jį renkuosi ir ten keliauju. Supratau. Tai viską iškeliavai ir atradai laivus? Kaip tie laivai atsirado tavo gyvenime? Taip, laivais tu gali pasiekti tikrai labai atšiaurius kraštus, kurie atitinka mano kriterijus. Aš galiu ir ten nuplaukti reguliariais reisais, tu negali paimti ir nuskristi ten kažkur į kažkokį salyną. Tai gali samdyti sraigtasparnį, bet mes lengvų kelių nemėgstam paprasčiausiai. Tai aš tikrai nepasakyčiau, kad buriavimas tai yra tikrai labai lengvas dalykas. Tikrai ne. Tai kai tau reikia jūroje praleisti ten, nežinau, 5 paras, 2-3 savaitės, aišku, aš tiek dar nesu praleidęs, bet man yra užtekę ir 3 parų. Ir aš suprantu tikrai, kad tai nėra kaip visi įsivaizduoja, kad tu su taurė rankoje ten šampaną geri ir varai. Tai nieko panašaus. Tai kadangi nemėgstu lengvų kelių, man reikia vargt, kažkaip taip yra. Tai mane jisai nukelia ten, kur aš noriu atsidurti, aš gaunu to vargo ir man buriuoti patinka. Supratau. Tai kaip prasidėjo tavo buriavimo kelias visas? Nuo ko prasidėjo, kokie pirmieji žingsniai buvo? Prasidėjo tai nuo to noro, galbūt teisingiau tai nuo vaikystės, kai tekdavo skaityti knygas, kaip apie šiaurės keliautojus, kurie anksčiau tai lėktuvų nebuvo. Tai jie visi sėda į kažkokį burinį laivą, iš kažkur gavę. Ir jie toliau turi maršrutą ir keliauja. Jie ten žiemoja kažkur Arktyje, užstringa ledynuose, įšąla, žiemoja su baltom meškom ir kitą sezoną jie jau toliau siekia savo tikslų. Ir man kažkaip tai žavėdavo. Ir jau kai nusprendžiau, kad jau man reikia laivo, kai tiesiog dirbau, taupiau, sakau, viskas, dabar perku laivą ir pradėsiu buriuoti. Tai viskas ir prasidėjo, kad reikėjo pabaigti kursus, įsilaikyti vidaus vandenų. Paskui buvo toksai, sakykime, štilius, kadangi buvo mokslai, bet visą laiką vis tiek domėdavausi. Ir jau mačiau, kad jau viskas reikia kažkur keliauti tolyn, bet kad keliauti tolyn jūromis, jau reikia minimum pakrančių egzaminą išsilaikyti. Tai aš jį išsilaikiau, nusipirkau laivą ir išplaukiau. Supratau, ir kur išplaukiai? Tai pirma kelionė tai buvo, tikrai mano pirma kelionė tai buvo, Kuršių marių tai aš neskaitau čia tokio pasiplaukimo, bet buvo į
Švedijos archipelagus, į Stokholmo archipelagus vadinamus. Supratau. Tai pirmą sezoną į Švediją patraukė. Taip. Supratau. Tai kokia jachta? Tai toks dažnas klausimas. Ai, koks laivelis? Tai Halbergrasis. Taip, kokio dydžio? 312, tai 31,2 pėdų. Taip, ir kaip išsirinkai tokį laivą? Tai labai atsitiktinai, aš iš tikrųjų nežinau, kad nusipirkau tokį gan brangų, bet gerą laivą. Labai gerą. Tai tiesiog buvau Nidoje ir žiūriu, ir aš tą laivą buvau matęs skelbime. Galvoju, reikia nueiti pasižiūrėti, bet žinau, bet aš jau taip nujaučiau, kuo gali tai baigtis. Pavojinga. Tai. Pavojinga. Nu, aš nuėjau tą laivelį, man jį aprodė, viską. Praplaukėm, sakau, ir aš klausiu, sakau, nuplukdysis mane į šiaurę. Nuplukdys, sakė drąsiai. Gerai, sakau, perku. Supratau. Tai va taip įsigijau laivą. Ir aš svarbiausia, tai nežinau, nei kas per Halbergrasį, žinau, Albin Vega, dar ten keletą tų laivų. Bet kad toks laivas, Halbergrasis tikrai yra vienas geriausių laivų, tai neįsivaizdavau. Tik atsimenu, ateina vokietis, aš jau ten Nidos uoste stoviu, ateina vokietis, o, sako, very good, like Rolls Royce. Supratau, kad jo ta laivas neblogas. Nu ir tavo jachta labai prižiūrėta, labai išpuoselėta ir tikrai labai Nu, tokia parodinė, sakyčiau. Buvęs savininkas nemažai ją įdėjo ir aš, aišku, irgi nemažai ją įdėjau, tai man turi būti, kaip aš sakyti, mėgstu, techniškai viskas tvarkingai. Bet iš to, ką girdžiu, man klausimas kyla, Kęstutis Juška, jis labiau avantiūristas ar labiau toksai žmogus, kuris viską apgalvoja, pamatuoja, įvertina, kame čia visą šitą... Aš manau, kad idėjos avantiūristinės, bet norint įgyvendinti idėją, tu turi vis tiek skaičiuoti, galvoti, taip. Aš manau, kad jūra nėra ta, kuri tau labai lengvai avantiūrą atleistų. Tu taip negali stačią galvą nerti nežinomybę. Viskas okei, tu neri, tau pasisekė, bet čia tik tai tau pasisekė. Bet jeigu būtų kažkas ir klausimas, kaip baigtųsi. Tai aš mėgstu visada daugiau mažiau turėti vieną variantą, antrą variantą, o taip nutrauktą galvą varyti, ne šita vieta. Mes galim į miestą išeiti ir į barą nueiti nutrauktom galvom, bet jūra nemanau, kad tai yra ta vieta. Sutikčiau vienareikšmiškai su šito. Dabar nepasakysiu kas, bet iš senųjų kapitonų būdavo toksai pasakymas, kad jūra bravūriškumo neatleidžia. Tai aš labai sutikčiau su šituo dalykų. Bet nepaisant to, aš pažįstu begalę buriuotojų, kurie dešimtmečiais plaukioja Klaipėda Nida arba Mingė Nida maršrutu ir į jūrą išplaukti taip ir neišdrįsta. Tu ėmei ir nusipirkęs laivą ir patraukei į Švedijos archipelagą. Nebuvo baisu? Buvo gal šiek tiek nejaukų pradžioj. Buvo nejaukų, bet kažkaip tai valandą praleidai jūroje ir jau tu taip jau visai fainai jautiesi. Jau gerai, oras geras, niekas pradžiai neišgąsdino, aš tikrai nešokau ten į 40 mazgų, ten į tas didelės bangas. Pavaliuko taip pat ir buvo gal ryte šiek tiek baisoka, užpūtė taip nemažai, o šiaip tai nieko, o tie žmonės, kurie, ten Klaipėda, Nida, tai viskas tvarkoja. Vienas mano draugas sako, man čia tai kaip sodas. Atvažiuoju kaip į sodo namelį. Jis galbūt jau atplaukėjęs, jis dabar jau gal nori ramiai. Ir kitiems žmonėms tai toksai savaitgalio praleidimo būdas. Aš į laivą truputėlį į jachtą ir buriavimą žiūriu kitaip. Gal tas žmogus vėl kitaip žiūri. Tai sunku pasakyti, kodėl mes pasirenkam vieni plaukia jūrą, kiti neplaukia jūrą. Čia tikriausiai yra buriavimo ir dalis grožio tame, kad tai yra labai spalvingas ir labai skirtingas užsiėmimas. Tai jau tikrai taip. Tu gali plaukti šiaurę, tu gali plaukioti po šiltus kraštus, tu gali lenktyniauti, tu gali... Būtent. Nežinau, turistauti, keliauti ar tiesiog mėgautis bangomis čiurlenančiomis į bortą uostą. Ir manęs visai nežavi lenktynės. Visai ne. Aš gal norėčiau sudalyvauti dėl sportinio intereso, pasižiūrėti, kaip tai atrodo, nes niekad nesu taip daręs. Bet manęs netraukia nors tu ką. Jie ten varo viską. Bet aš dabar žiūrėjau YouTube'ai, kai vyksta aplink pasaulį varžybos, kai jie varo. Buvo įdomu žiūrėti, bet ar aš norėčiau? Ne. Vieną kartą galbūt, bet traukos jokios neturiu. Bet plaukti kažkur į ten, kaip aš sakau, remote areas, angliškai, o ten tai noriu. Supratau. Aš pažįstu vieną švedą, kuris aplink pasaulį apiplaukė 2 kartus. Pirmą kartą jis apiplaukė per nepilnus metus, grįžo. Tada suprato, kad padarė kvailystę, nes per tą kelionę jis praktiškai nieko nepamatė apart vandenyno.
ir tada išplaukė antrą kartą ir tada plaukė 2 metus. Ir tada stojo, tyrinėjo viską, ką mato ir turėjo visai kitokią kelionę aplink pasaulį. Kelionės jūromis. Pakankamai, manau, retas arba retėjantis toksai buriavimo žanras Lietuvoje, bent jau mano akimis žiūrint, tikiuosi klystu, bet vis dažniau žmonės renkasi tą tokį švelnesnį, lengvesnį buriavimo žanrą, kai tu dieną plauki, naktį kažkur nakvoji uoste, vengi atšiaurių ir nepasiektų vietų. Kas tau sunkiausia buriuojant va taip pat? Man sunkiausia tai, aš supratau, man sunkiausia tai gal yra jūrligė. Tikrai labai nemaloni būsena tokia, tai yra jūrligė. Ir antras dalykas, galbūt nemiegoti, nežinau, 2-3 paras. Aš turiu patirties ir gal turiu tą nemiegojimo skūrą per budėjimus, bet tai yra šiek tiek kitaip. Ir kai tu gali ten, nežinau, vis tiek nusnaust kokią valandą šiltai ir kai tu nusnaudi 20 minučių, tai tikrai vargas. Tai man tai šitie dalykai sunkiausi. Daugiau tai aš nežinau, kas ten gali būti labai sunkaus. Kol kas nepatyriau. Per šią kelionę, pavyzdžiui, man viskas buvo super. Tik va tas perplaukimas, kai per Šiaurės jūrą plaukėm į Norvegiją, tai jūrligė pastovi, nes bangos buvo nemažos ir tas nemiegas. Tai va tas sunkiausia. Supratau. Jūros liga. Kaip tu sekasi gyventi su jūros liga? Aš tai kadangi taip vienoje vietoje taip sunkiai nustykstantis žmogus, man reikia kažką veikti, kažką daryti. Ir tai aš veikiu kažką laive. Išlipu, įlipu, ten kažką vėl kuičiuosi, tai būrė tvarkau, tai tą. Ir man taip nesijaučia. Bet man labai padeda, aišku, atitinkamos oro sąlygos, kai būna. Ir jau pykina, aš atsisėdu ant denio, ant priekį atsisėdu, prisikabinu su karabinu ir sėdžiu, tada nepykina. Ir žiūri į horizontą, bet jeigu reikia kokpite ten sėdėti ir šitai tai nuvargas. Arba tada neatsiguli, jeigu gali atsigulti. Bet kai plaukiam, tai mano draugė tai pragulėjo 2,5 paros, pragulėjo visiškai, net ne į tualetą. Aš sakau, tu dehidratuosi, tu privalai išgerti, privalai nueiti į tualetą, o jinai bijo nueiti į tualetą, nes automatiškai sups, pykins, tai toliau ir panašiai. Tai va. Iš mano patirties labai dažnai būna problema būtent ta, kad žmonės jau galbūt net ne jūros ligos pradeda būti kamuojami, dehidratuoja, neina į tualetą ir dėl to pradeda jausti kažkokius simptomus. Tu gydytojas, tu gal geriau galėtum paaiškinti šitos procesus, bet tai labai svarbu yra. Svarbu reikia vadovautis tą tokią gerąją praktiką, kad reikia ir pavalgyti, ir gerti skysčių, ir nebijoti išsivemti už to borto. Tiesiog reikia gyventi tokį gyvenimą, koks jis yra dabar. Ir laikantis tų taisyklių, gal ten ir nepagerės, bet šiek tiek jie aplengvės tie simptomai ir bus daug lengviau pralaukti ten tą audrą, tą tokį blogą orą. Supratau. Bet pačio neatbaido jūros liga? Ne, neatbaido. Aš sakau, tai visą tą, ką tu iškenti, ten tą jūrligę, tą nemiegą, ten toksai visas suvargęs, tu atplauki tą uostą, tai uostas viską atperka. Arba ten padarai tą kelionę, nežinau, 2 mėnesių anksčiau tos kelionės būdavo, tu grįžti ten visas suvargęs, į žmogų nepanašus, bet tu taip gerai jautiesi, daug geriau negu atrodai. Tai man tai matyt to reikia. Supratau. Miegas. Labai įdomus aspektas. Koks tavo receptas? Arba ką esi išbandęs, kokie tavo eksperimentai? Kaip buriuojant nemiegoti? Taip. Aš nežinau, aš visada klausiu, kaip žmonės plaukia, pavyzdžiui, aplink pasaulį. Ir aš dabar galvoju, kad miegoti po 20 minučių, tokia kokia yra praktika, pavyzdžiui, tai yra čia vienam buriuojant. Tai yra neįmanomas dalykas. Tai tu gali traukti parą, 2, 3, ten aš nežinau, viskas pasibaigs. Tu tiesiog lūši. Ir tai aš kadangi tokių didelių atstumų neplaukęs, tai aš ir miegu po 20 minučių. Sąžiningai užsistačiau po 20 minučių, išlipu, apsižiūriu, bet vėlgi vargas. Tu turi greitai, kaip čia pasakyti, vėl atrasti to budrumo tam sapne ir apsižiūrėti ir vėl atsigulti. Labai budrimas, labai yra sunku. Recepto aš manau, kad nėra, nors aš girdėjau, su draugu vakar kalbėjau, kad kažkokios tai vyksta psichoterapijos, dar kažkas, bet kad žmogų išmokinti nemiegoti, aš nežinau, ar tai fiziologiškai įmanoma. Nes tai yra didžiulis stresas yra organizmui. Tai ar to išmokti nemiegoti, aš nežinau. Tai kitas dalykas, tai turbūt geriausiai radarai,
aisai, kurie kažkiek tai dirba darbą už tave, aš manau labai daug ir aš pats seku tam tikrus, buriuotojus YouTube'ai, kaip jie televizorių palei pat akis pasidėję, įvairiausius radarus, tada galbūt tu ir gali miegoti po valandą, o valanda tai yra nemažai. Taip. Na, miegas tikrai yra vienas iš didesnių. Tai čia pagrindinis dalykas. Bet, kaip ir maistas. Kita vertus, pavyzdžiui, tiek Amundsenas, tiek Skotas, tiek kiti žygeiviai, jie po vieną neplaukdavo. Ne. Ar tau nekyla minčių plaukti su komanda ties savo kelionę žygį? Tai priklauso. Ar tu labiau toks, esi vienas? Aš visada keliaudavau su draugu dviese. Na, ne dėl to, kad aš kažkokių turiu problemų su žmonėm. Aš esu ir grupėje keliavęs, 4 pavyzdžiui. Viskas gerai yra. Bet aš iš praktikos kažkaip geriausia man keliauti dviese. Aš turiu keletą žmonių, su kuriais mes keliaujam dviese. Vienas negali keliauti su kitu, kitas negali, pasikeičiam. Ir aš tai pripratęs. Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau yra, tokių biški problemų. Kiekvienas turi tam tikrų savo lūkesčių. Ir dviese paprasčiau, tu esi geriausias draugas su tuo žmogum ten tampi. Pykčiai, kokie tai intrigos negalimos. Nors ir vyrų kompanijai visko būnagi. Tu ilgai nepasipyksi. Jūs nuo vienas nuo kito esate priklausomas. Aš tavęs nemesiu, tu nemesi manęs, mes kitaip neišgyvensim. Aš pratęs dviese. Ir aš mėgstu dviese ir dėl to palaikau tą tokį dviese. Tai kažkaip taip susiklostė eigoje. Supratau. Iš tikrųjų, tas grupės dinamika jachtoje uždaroje erdvėje tikrai būna dažnai labai sudėtingas dalykas, sunku ją subalansuoti ir esu matęs, kaip žmonės, geri draugai susipyksta ir nebebendrauja Taip, tikrai taip. Ir kyla iš to labai didelių sunkumų. Tu biuruoji su drauge. Taip. Taip. Ir kaip sekasi šitas žanras, nes čia būna labai dažna tema tarp buriuotojų, kaip paskatinti draugės mylimasias ar kitas antras pusės mėgautis šituo užsiėmimu. Tai labai paprastai, ten nėra kito pasirinkimo. O šiaip tai iš tikrųjų labai gerai. Komandas vykdo, klauso kapitono. Kartais kapitonui griežtesnį žodį reikia pasakyti, bet nereiškia, kad tas žodis yra piktas. Jis tiesiog toks, kad pasakė ir komanda iškart suprato, kad nereikia kartuoti po 10 kartų, ta prasme. Tai, kad ten kažkas pagalvoja, o čia koks griežtas, čia piktas. Ne, tikrai nieko panašaus. Komanda turi būti aiški ir suprantama iš vieno karto. Tai va, tai viskas tvarkoja. Mes esam gerai susidirbę, ta prasme, ir jinai pati mokosi, tik jai sunkiausia, tai tą jūrligę pernešti. Kaip ir turbūt kiekvienam iš mūsų kas serga, bet šiaip viskas tvarkoja, nematau ten kažkokių minusų didelių, valgyt, skaniai gamina plius. Pasisekė, manau, dažnas pavydėtų tokios bet žinai kaip yra, komandos draugas. Bet kai keliauji į kažkokią tokią atšiauresnę kelionę, tai tu pratęs tą maistą, kruopos, lašiniai, duona, tai jau truputėlį mane jau skystina jinai, skystina su tuo geru maistu, su tuo lepinimu. O aš mėgstu taip, kaip iškeliauju, taip jau pamirštos visus šokoladus, gerai, šokoladas ok, bet visus tos kepsnius, ten tas skanas vakarienės, tu jau išvykai į žygį ir tu gyveni žygio režimu. Ir ten jau viskas, tu geras maistas, tu lydaisi ir jau, ne mano formatas, bet, taip išėjo jau šį kartą. Buriavimas nuo maisto neatsiejamas, yra kažkoks fenomenas, kad tai tampa labai reikšmingu dalykų, net tas pačias lenktynės aplink pasaulį pasižiūrėjus, ten tikrai bus bent kartą ar du parodyta, kaip žmonės valgo, džiaugiasi, liūdė ir panašiai. Ir tavo video maisto pakankamai daug, aš atkreipiau tai dėmesį. Šitągi tu paimi, išlipi, sustabdai laivą, atsistoji ant tos salelės, ištrauki menkę per 5 minutės. Tai kaip tu valgysi ten tik lašinius? Aišku, kad čia truputį kelionės kitokios, negu mano buvo prieš tai. Bet ir mes ten valgydavom, ir kiršlius, ir palės, ir lašišas, ir ikrus, viską mes valgydavom. Iš tikrųjų, aš dabar tai pagalvojau, kad čia viskas čia gerai yra. Reikia tik džiaugtis, kad padaro, skaniai pamaitina ir super. Supratau. Tai gerai, grįžtam. Pirmą kelionę į Švediją. Grįžai iš Švedijos ir ką išmokai iš tos kelionės? Ar viskas taip sklandžiai praėjo, kad... Aš sakyčiau, kad taip ganėtinai sklandžiai viskas vyko. Kadangi, kai tavo tai pirmas kartas, tai tu taip darai šiek tiek atsargiai, neskubėdamas, pagalvodamas, tai aš išmokau valdyti laivą daug geriau.
Subūręs išmokau geriau valdyti, pažinau daugiau savo laivą, pamačiau tam tikrus ten laivo kažkokius tai minusus, išmokau švartuotis kituose uostuose, tai išmokau stoti ant inkaro. Ta prasme, ir tada stoti netgi, kai tu tik tai priekiu prisišvartuoji, bet jau įplaukdamas tu turi išmesti inkarą, plauki, jau išmestas inkaras, sustabdai ir tavo priekį pagauna va šitai. Tai čia man tai kosmosas būtų kažkoks. Bet mes iš pirmo karto tą ir padarėm. Sakau, tu meti inkarą, aš metu inkarą, eini į priekį, viskas ir mes va taip išmokom. Tai aš labai daug įgavau įgūdžių naujų. Kiekvieną dieną plauki, užsinkaruoji, pažvėjoji, tai jau aš tobulėjau kaip buriuotojas toksai jau. Supratau. Ir prieš tavo didžiąją kelionę į šiaurę dar buvai kažkur išplaukęs ar... Ne, niekur, tik į Baltijos jūroje, taip treniravome, sakykime, ir viskas, daugiau jokių išplaukimų nebuvo. Supratau. Tu išsirašai į šiaurę. Turi savo jachtelę, reiškia, gerą labai jachtą, apie tai jau aptariam. Ar tu ją kažkaip ruošiai specifiškai tai kelionį? Ar buvo kažkokie dalykai, ką atkreipiai dėmesį ir... Ne, specifiškai aš kažko tai neruošiau aš jo specifiškai. Tiek, kad buvo, bet jau gal ir pernai buvo, aš dabar galvoju, tai radio ryšėjai instaliuoti, antena buvo iškelta į stiebą, ko nebuvo. O tokio specifinio paruošimo visi klausė, bet tikrai ne. Tiesiog techniškai tvarkingas laivas ir viskas. Tik tai, na ką, reikėjo gal tokių specifinių dalykų, kuro nemažą atsargą reikėjo prisidėti. Na, šiltų rūbų pasimti, bet aišku buvo pasimta ten ir šiltų tų rūbų, ir tiesiog šiltam orui rūbų. Specifinio kažko tai ne. Tikrai ne. Saugumo priemonės. Kokios jachtui tavo saugumo priemonės? Ką tu turi laive? Tik ką, pagal techninę apžiūrą priklauso. Plaustas, gelbėjimosi liemenės, nors vykstant į šiaurę reikalingas ir išgyvenimo tas kostiumas, survival suitas, vadinama šiltas, aš jo dėja neturiu, bet reikės įsigyti. Aišku, tokių dalykų kaip ir kuo ilgesnė grandinė, netgi su vyrukais grupėje kalbėjom, kad kuo ilgiau, tuo geriau. Tai aš pažiūrėjau, kad mano grandinės 30 metrų. Tai teks ir grandinę ilginti, tai visokie tokie dalykėliai, atrodo jie tokie smulkus, bet turi nemažą reikšmę. O daugiau jokios specifikos, kažkaip laivo metalu neįvilkau į metalą, kas būtų daug drąsiau plaukėti tokiam regione, aišku. Ir tiek, labai paprastai sakyčiau. Kiek domėjasi buriavimu šiaurė prieš išvykdamas? Aš, gal kokį pusmetį. Sakykime, kai tas mūsų šiltas ruduo pasibaigė, tai aš jau tada vakaroju, po darbo grįžęs vakaroju, aš jau skaitau ir žiūriu, kaip ten žmonės keliauja, ką rekomenduoja pasimti. Tai, kad labai kažko tai įmantraus, tai tikrai ten nereikia. Galbūt daugiau tų buriavimo žinių ir daug kuro. Pusę metų tyrinėjai, planavai, galvojai ir išplaukei į šiaurę. Taip. Supratau. Tai koks planas tavo kelionės į šiaurę? Koks tikslas? Tai vienas tikslų buvo pasiekti kuo aukščiausią platumą. Vadinasi, ten ledai pradeda ledus nešti, ar jie galima sakyti, kurio metu pažiūrėsi, atitirpinėti maždaug 80 platuma, 81, būna kartais iki 83, priklauso nuo metų. Taip pastebėjau tendenciją, vos ne kas 2 metai taip atsiranda tarpas. Pavyzdžiui, šiais metais galbūt ir gerai, kad neplaukiau, nes aukštai nebūčiau pasiekęs, kadangi truputėlį tik tai vargu ar būtų galima netgi apiplaukti. Bet buvo žmonės apiplaukė, bet jau sakė, net mes turėjom palaukti netgi, sakė. Tai pirmas pasiekti platumą aukščiausią, apiplaukti, ir pats tikslas pati kelionė tokiom, kaip sakyt, atšiauriom sąlygom, atšiauriam krašte. Supratau. Tai šiuo metu tu esi pasiekęs jau... Tromsą. Supratau, pakankamai šiaurė. Šiaurė, bet vanduo neužšąla. Taip, kas galėtų atrodyti ir netikėtai. Paradoksalu kažkaip, bet ne, golfo srovė, viskas ten tvarkoja. Šilta vandenė. Taip, tai papasakok apie savo kelionę. Iš Klaipėdos iki Tromsės. Tai ką, išplaukėm iš tos Klaipėdos ir jachta Lietuva kaip tik po kelių dienų išplaukė, nors mes planavom savaitę anksčiau išplaukti. Tačiau buvo labai nerami Baltija ir jachta Lietuva laukia, tai aš kaip toksai dar be didelės patirties. Tai
laukiau, kada ir jie plauks, sakau, kaip čia dviese, žiūriu, kada jie, jie plaukia, vadinasi, aš dar keliom dienom prieš. Ir nieko, ir išplaukėm, iš tikrųjų, turėjom ganėtinai aukštai link Gotlando plaukiam, taip užsimes, kad paskui jau mums tiktų kursas, kad mes neplauktume labai arti kranto, neužplaukti ant tam tikrų bačkų Baltijos jūroje esančių. Tai vat, tai ką mes ir nuplaukėm per porą parų iki Bornholmo, aišku, švartavimasis naktį Bornholme labai fainai, tokios naujos patirtys, paskui ant sėkliaus užplaukimai, ten švartavimaisi prie tokių krantinių, kur ten vos jau tilpom. Na ir paskui mes plaukėme iš Bornholmo tiesiai į Daniją, aplankiau savo draugus. Ir tas tarpas plaukimas iki Danijos buvo vienas fainiausių, nes buvo toksai bakštago kursas, bangos taip apie 2 metrus, vėjas toksai geras buvo ir tą laivą taip supo ir aš guliu kajutį ir galvoju, aš pasitikiu laivu, aš visiškai nestresau, aš tiesiog, o tada tai aš mėgaujuosi tuo supimu. Ir aišku, rytas šiek tiek prašvito, žiūronas galas, nieko iš čia neprašvinta. Ir o ten debesis lietaus pilnas, o ten pila juodai, žaibuoja, galvoju, irgi fainai, įdomu. Ir kažkaip galvoju, kaip čia man reikės įplaukti ten į tą farvaterį, galvoju, čia bangos tokios kaip čia, tai baisu. Įplaukėm, kai dėjo škvalas. Čia kuris uostas? Čia jau į Daniją, kai plaukinėm, dar čia ne uostas, čia Danija dar. Okay. Ir dėjo tas škvalas, tai man tai pirmą kartą škvalas papuolė. Aš esu škvalą turėjęs, bet su kitu kapitonu, tai ten viską, ką pasakė, aš padariau, ir dabar viską pats turėjau daryti. Tai greit komanda tokia, žinau, ką daryti tuo atveju. Nuėmėm ir gavom tokį krikštą pirmą. Na ir aišku, paskui ten tų škvalų mes tai turėjom ne vieną jau, tai viskas normalu, škvalas ateina, jeigu ką, ten būk pasiruošus. Na tai, ką plaukėm į Daniją, pabuvom šiek tiek Danijoje mes ir ant Skagerako. Ant Skagerako buvo labai dideli vėjai. Žiūrim, kad nėra to lango, o judėti reikia į priekį. Ir taip mes jau ganėtinai greit judėdavom. Ir mes tada Limfjordu nutarėm plaukti. Pasiskambinau čia vienam kitam draugui ir to Limfjordu. Aišku, ten pramaturavom, vėjas visada į nosį. Jau nervino, negaliu, atsikeliu ryte, vėl į nosį tas vėjas. Ir aišku, matai prognozę, kad kals, bet ką, 2,5 mazgo, įsiskleidė ten grotuką, ar ten stakseliuką kokį, Genuje ir po biškutį kyli. Reikia vis tiek įmušto 100 jūrmilių. Na ir viskas, ir kai atplaukėm į Trelleborgą, nepamenu tiksliai, bet jau ten, kur Šiaurės jūra, tai vėjas labai buvo palankus ir jau kažkaip net, ačiū Dievui, greičiau iš tos Danijos varyt. Ir mes tada persikėlėm per Šiaurės jūrą į Norvegiją ir jau kažkaip tai išvarginti tos jūrlygės, to supimo, jau lygtais norėtume ir į uostą atvykti iš karto. Naktis. Tai kažkaip baisoka ten, nejauku plaukti ten tarp tų akmenų visur, reik pralaukti tą naktį. Pažiūriu oro prognozes, jeigu dabar laukiam, 3 paskui stovim, vėl blogai gerai. Ne, viskas, naktį vėjas apsiramino ir žiūriu, kiti laivai irgi plaukia, nieko nebus, dar varom parą, toliau. Ir mes taip ganėtinai aukščiau užkilom ir jau tada išlipom į juostą, tai jau tada tai kaifas. Tai kur sustojot? Mes sustojame netoli Štavangerio, dabar pamiršau, kaip tas uostelis vadinasi, bet jis yra labai netoli. Tai va, tai ten mes sustojom, pabuvom dienelę, pailsėjom ir traukėm toliau. Supratau, fjordas ar jūra? Mes traukėm fjordais, tai yra tokie kaip angliškai inland waters, tai tarp fjordų principiai būdavo įmanoma, nes mes norėjom pasižiūrėti, jau Danijoje tai miškų ten net nėra praktiškai, o man ta gamta vis tiek patinka, tai, o aš pasilgau ir tų fjordų ir viską, tai tarp tų fjordų mes ir kruizinom, taip sakykim. Tai fjordai labai nuostabi. Labai yra gražu, labai gražu, bet labai vėjo. Jau taip mažai, kad iš tikrųjų... Arba kartais būna labai daug, bet iš netinkamos pusės. Taip, ir dar jeigu srovė kokią duoda, tai 4 mazgų srovė. Aš tai dar gyvenime nebuvau matęs. Plaukiu mazgo greičiu. Būna. Ir viskas. Ir mes ilgiau, daugiau negu 2 dienos niekur neužsilaikydavome. Mes vieną atplaukėm ir išplaukėm. Tai dieną kokias 40-50 jūrmilių, tai kartais būriai išsiskleidžiam, kartais neskleisdami tiesiog plaukiam ant autopiloto, tai grožimės, kažką veikiam. Tokia jau pradeda vyrauti rutina laivelyje. Supratau. Ir taip po truputį palei Norvegijos pakrantį iki Tromso. Iki Tromso. Taip, iki Tromsės vadinamos, tai dar Lofotenus aplankėme
tokio yra ir salelės, ir tarp tų salelių yra tokie miestukai gražus labai, tai kur banginių medžiotojai dar gyvena, kurie, man atrodo, irgi medžioja banginius, nes vienam kaime yra tik tai vakarieniai banginis. Tu per pietus jo negausi, nes, dar nesumedžiota. Jie kažkaip tai nelaiko, nes ten pas juos limituota ir tų turistų būna. Tai po biškutį, domėdamėsi ten kultūrą, visą tą, grožėdamėsi tais miestais, mes po biškelį ir kilom į viršų. Kaip keičiasi buriuotojai? Vis tiek uostose, kitose vietose kylant visi šiaurė. Ar jaučiasi kažkoks skirtumas? Jaučiasi, atplaukėm į Tromsę, tai iš karto laivas su ragais, su elnių ragais, tai jau parplaukė iš Svalbardo vadinasi. O patys buriuotojai, tai taip, kuo daugiau, kuo tolyn į šiaurę, tuo mes jų mažiau sutikdavome. Vadinasi, pačiose pietuose Norvegijos, tai jų tikrai daug. Ir tie visi atsikelia, ir buriuoja visi, plaukiant. Aišku, dauguma tai motoruoja, nes iš tikrųjų ten štilius tai va. O jau šiaurėje jų jau vienas kitas, tik tai žiūrėk, net jau pasilgsti, nieko nėra, vienas plaukė, koksai laivelis perplaukė, jau net smagiau trupučiukai, kažkokio tai laivo pasilgsti, tai pasimojuoji ir toliau keliauji. Aš pasižiūrėjau, bet prieš šitą mūsų pokalbį keletą tavo video, tai labai jautėsi, kaip paskutiniuose videose, kur labiau šiaurėje vyksta veiksmas, tai ten labai patys laivai kitokie, jie matosi daugiau paruošti, uždaresni ir matosi, kad žmonės ten arba prisitaikė prie sąlygų, arba pasiruošė joms. Tikrai taip, nes ir metalinių laivų labai nemažai jau šiaurėje ir patys kažkaip tai norvegai, jie kažkaip ten labiau ties viduriu, pietuose labiau buriuoja, arba jeigu atvyksta kokie kiti buriuotojai, pavyzdžiui, iš tos pačios Švedijos, tai jie labai aukštai nekyla. Tai vidurytas visas toksai vyksta gal veiksmas, sakykime, o jau aukščiau jau tik mėgėjai. Kiek laiko trunka sezonas šiaurėje? Šiaurės sezonas trunka. Jeigu kalbant tiek apie Tromsą, kalbant apie Svalbardą, tai galima sakyti, kad jisai trunka net iki kokio lapkričio, galima sakyti. Vandenys yra praplaukiami, bet aš kaip supratau, buriuodamas Stokholmo archipelagose, buriavimas yra sezonas iki rugsėjo 1-osios. Arba iki rugpjūčio paskutinės savaitės, kadangi visi vaikai pradeda eiti į mokyklą, tai visi tėvai jau būkit malonus, laivelius palikit, lydėkit vaikus į mokyklą, išleiskit. Taip. Ir lieka tik mėgėjai. Švedijai daug yra specifikos savos pusės ir visa Švedija atostogauja beveik tuo pat metu. Būtent. Tai ten jeigu pataikai tuo laiku, tai ten kunkuliuoja viskas. Bet dėl to ir labai fainai, ir labai gražu, man tai ir labai patinka, tu atplauki kažkokią tai lankėlę, kas ten, vadinkim, grilina, čilina. Ir tokia bendruomenė labai malonė, tai tu ir susitinki naujų žmonių, naujų buriuotojų, tu atplauki su laivu ten, jau mato, kad ten sunkiai gaudaisi, tai tave toj prišoka, visi pribėga. Mes kai per tokį tikrai, aš nežinau, 40 mazgų buvo, mes sakau, viskas plaukiam, negaliu stovėti čia, sakau, sėdėtam uoste, nors ir nejauku šiek tiek buvo, bet išplaukiam. Tai mes kai švartavomės kitam uoste, aš nežinau, 10 žmonių atėjo mūsų laivo gaudyti. Per pirmą kartą man nepavyko įsukti, o paskui pavyko, tai nežinau, 2 į vieną laivą, 2 į kitą laivą. 2 prieki, dar ten kažkur 2 ir mus taip gražiai pasitiko, čia kaifas yra tiesiog taip fainai, taip maloniai tave priema, kad ten ačiū, noris visus pavaišinti to lietuviško alum. Suprat. Įdomu, tai gerai, kas toliau? Tai kas toliau, tai toliau reikia pabaigti šitą Svalbardo projektą. Tai kadangi negrįždamas namo, bet kadangi pačiame Tromse aš sutikau grįžtančius buriuotojus, kurie jau grįžinėjo iš ten, tai aš su jais nemažai pakalbėjau, jie man taip ir patarimų davė ir papasakojo, tai aš dabar jau žinau galbūt, ką reikėtų daryti šiek tiek kitaip. Ir toliau tęsim savo kelionę į šiaurę. Kas tie dalykai, kuriuos kitaip? Tai pirmas laikas, kada ten vykti. Tai ten tikrai nereikia laukti vasaros pabaigos, tai reikia, galima sakyti, kad, ne tai, kad kuo anksčiau, bet jau birželis jau galima. Dėl tam tikrų gamtos ten tokių niuansų. Paskui vėl apie tą pačią inkaro grandinę. Aš net mačiau ant laivų tokias bačkas. Bačkos sudėtos. Sakau, kam čia bačkos? Žuvį, sakau, pagaunat, sudat namo vežatės. Ne, sako, čia virvė. Tai kiek ten tos virvės, aš nežinau, ten 200 metrų, neįsivaizduoju. Tai vat, aišku, jie paantrino tą patį apie kurą,
paantrino, kad kai kurios vietos jūrlapiuose nepažymėtos, kad gali pramušti laivą. Sakė, į metus būna po vieną. Tu tiesiog užplauki, nes jūrlapyje nėra pažymėta uolos, taip, nėra kažkokios povandeninės. Toliau, ką toliau? Viskas, man atrodo. Buvo ten tokių, bet tiksliai dabar nepasakysiu, bet čia tokie kertiniai, kuriuos, reikia būtinai, kad ir webastą veiktų. Ne dėl to, kad tau pačiam susišilti, bet ir visai įrangai laivo, ta drėgmė nėra gerai. Tai tokių visokių dalykėlių. Supratau. Atsarginį šildytuvą turėsi kokį nors? Ne, atsarginio neturiu. Turiu webastą, kurią reikėtų išvalyti, man atrodo. Kažkaip jinai valosi. Aš irgi susipažįstu su tokiais techniniais dalykais, kuriuo aš gyvenime niekad nesu susidūręs. Tai normalu, kad aš nemoku ir aš nežinau, kaip tą webastą, bet aš ją išsiardysiu, pasižiūrėsiu ir turiu viską mokėti pats suprasti. Aš niekada nežinau, kas tas impeleris. Ta prasme, tokie kažkam elementarūs dalykai, man tai buvo naujovė. Tai aš pirmi metai šiemet, kada laivą pats paruošiau žiemojimui, nes visada kas nors padėdavo. O šiemet aš viską nuo A iki Z, buvo pora skambučių, man pora neiškumų, viską pats padariau. Kaip sakant, išleidau ten, ką reikia, užkonservavau. Tai va. Yra danų gamintojas toksai, kuris gamina dizelinės krosneles. Ir tai tokių entuziastų praktiškai yra išlikęs po šiai dienai tas gamintojas, nes anksčiau tai gamindavo laivam, žvejybiniam laivam ir kitiems, kol nebuvo webastų ir panašių renginių. O dabar tai yra tapęs tokių kultinių gaminių. Bet ten kaminuką reikia padaryti. Jo, reikia padaryti. Tas jau webastos ne tik kaminas turbūt. Ne, ten kaminuką jau kaip... Matai, kas yra? Jau man laive daryti skylę. Tai čia turbūt kiekvienam jau taip sąžinė griaužia, jau taip nenori, jau skauda, jau tikrai skauda. Tai aš galvoju, jau nereikia tam laive tų skylių. Webastą, o jeigu neveiks tą webastą, tai pasitvarkysi. Ten webastą tai nėra kažkoks tai sudėtingas inžinerinis kūrinys, tvėrinys. Tai aš tai taip galvoju. O jeigu ką, tai prasimušim ir be tos webastos mėnesį kokį. Supratau. Jeigu neklystu, nuo Trioms iki Svalbardo 400 jūrmilių. Ne, 600 jūrmilių, bet dar yra viduryje Lokių sala. Tai tu gali pailsėti Lokių saloje, yra labai gera įlanka, be to yra Lenkų stotis, hidrometeorologų, meteo stotis dar yra kitoje pusėje, tai tu gali ten pailsėti trupučiukų į parą ir keliauti toliau. Tai nėra taip, kad 600 nori non-stop. Nors aš tai norėjau non-stop, sakiau, varysiu viską, bet jau čia vienam tai sudėtinga tą padaryti. Galų galėjau būtų gaila praleisti tokią progą aplankyti Miškų salą. Tai taip, tai tas pats buvo, kai plaukėme į priekį, aš sakiau, žinai ką, padarysim kokius 5 sustojimus ir viskas. Bet aš paskui galvoju, dar su kitais buriuotojais pasitariau, sakau, tai kaip dabar praplaukti Norvegiją, nepamačius tokios gražios šalies su tokia gražia gamta. Kažkoks būtų absurdas. Tai mes paskui ir nusprendėm, plaukiam, išeinam, pavaikštom viską. Tai aš manau, kad aš ne sportininkas, man nereikia ten kažkur, kad ir tam pirmam nuvaryti ir čia kažkur skubėti. Aš tai noriu pamatyti ir tiesiog mėgautis pačią kelionę. Supratau. Tai 600 jūrmilių per kurį jūrą ten šiaurės dar skaitosi? Tai čia skaitosi... Ar jau Arkties vandenynas? Dabar tai jau ten eina Barenco jūra, Šiaurės jūra, aš dabar jau net pats pamiršau. Man atrodo, Šiaurės jūra ir paskui eina Grenlandijos jūra. Ten daug jų ir Viktorijos jūra jau eina toliau prie Prano Juozapo žemės. Ir tai ką, per jas ir plaukinu. Viskas, ten laivyba mažesnė, žvejų daug mažiau yra. Tai per kokią... Įprastai nuplaukia per 5 paras, taip non-stop plaukiant. O vienam per 5 paras aš nežinau, labai norėčiau. Oro prognozėm galima ten pasitikėti, kokia patirtis? Galima. Kažkokie turėjo interneto ryšį, turėjo kiti buriuotojai interneto ryšį, tai jie žiūrėdavo. Pagal tai net nesakė, kad kažkas tai labai neatitiktų, bet aš jau pats žinau, kad jeigu rašo ten 20 mazgų, tai žinau, kad jau bus iki 30 mazgų. Aš jau galiu pasakyti, kad oro prognozė nėra taip jau, kad 100%. Dažniausiai, kaip mes ir sakom, jeigu bus vėjas 20, gūsiuose 25, tai žiūrėk gūsius. Iš karto sustatyk gūsius ir tau bus viskas aišku, nebus netikėtumų. O ten iš tikrųjų yra labai ramu, sąlyginai. Dėl to sako, kad reikia pasimti daug kuro, kadangi štilius. Arktį praktiškai gali motoruoti. Na, bet būna visko, tai va, reikia būti pasiruošus viskam. Supratau. Kažkokie kiti iššūkiai šiaurės.
GPS-ai blogiau veikia, meškos, kaip suprantu, su kuriam draugauji, susipažinęs esi. Aha, jo, meškutę esu tikrai labai daug matęs, bet tik tiek, kad ne baltųjų, o rudųjų. Čia atskirą reikėtų daryti filmavimą. O baltųjų nesu dar nematęs, sutikęs ir ar labai norėčiau mešką sutikti, tai irgi negaliu atsakyti. Norėčiau pažiūrėti iš toliau, bet ant žemės tai nenorėčiau sutikti. Man keista kartais, kai žmonės sakė, o norėčiau mešką sutikti, pamatyti, sutikti čia va taip. Tai jie tikrai nematė niekada meškos, nes mešką pamatyti ir sutikti akis į akį, tai nėra fainai iš tikrųjų. O kokie ten dar iššūkiai, tai koks klausimas buvo? Šiaurė, kas specifiško iššūkiai kokie šiaurė? Ai, kokie iššūkiai, tai labai kažko nėra. Iššūkiai nepramušti laivo, neprakalti laivo į ledynus, neužplaukti ant kažkokio tai sėkliaus, kuris yra nepažymėtas. Nežinau, man gal iššūkis dar yra, kad virš 80 platumos nėra jokio elektroninio jūrlapio, prie ko mes esam jau visi dabar pripratę. Tai mane labai žavės tas old schoolas ir aš tai su nekantrumu laukiu. Aš dabar, kai plaukiau į Daniją, kol turėjau Baltijos jūros jūrlapius, tai aš viską žymėdavau. Toj ryšys su Lietuva, Osvaldai, kur esat, koordinatės, toj vienas kitos rašomas, atsižymiu, kur aš žiūriu, koks atstumas čia mūsų skiria. Ir man taip fainai yra žymėti tam jūrlapį, tas old schoolas, aš tai negaliu, man tai viskas yra. Tai va, tai iššūkis galbūt laukia, kaip man reikės naviguoti su jūrlapiu. Tai aišku, reikės prisiminti žinias, kadangi egzaminui tai viskas tvarkoja, bet tu nenaudoji, normalu, kad pasimiršta visas tas dalykas. O daugiau iššūkių tai nežinau. Pakeliausim, pamatysim. Labai sunku kažką tai tokio numatyti. Tai ar bus, ar nebus, bet nežinau, man tai inkaruotis kažkaip daugiausiai iššūkių būna, kaip čia tą įlanką surasti, atrodo labai paprasta. Įplauki, pasižiūri, kur to vėjo, kad būtų priedanga, pasižiūri gilius ir metinkarą. Bet aš kažkaip tai įsivaizduoju daug sudėtingiau, nors esu ne kartą inkaravęsis, bet vat, man šita vieta, vat, kaip pavyzdžiui, sako, bėgom nuo audros, turėjom į kažkokį įlanką įlįsti. Man šitas dalykas atrodo sudėtingiausias. Kaip išsirinkti tą vat, tokią teisingą, tinkamą įlanką. Nors aš suprantu, kad čia turbūt didelio mokslo labai nereikia, bet man šitą tai atrodo kažkoks vat, sudėtingas dalykas. Supratau. Steve Daševas savo vienoje knygoje rašė, kaip pasirinkti inkarą. Tai jisai pateikė berods 4 ar 5 formulės skirtingų tipų inkarų pasirinkimui ir jo rekomendacija buvo tokia, kad reiškia suskaičiuoti, pagal kurią formulę bus didžiausias svoris inkaro, reikiamas tavo laivų, tada padauginti iš 2, suapvalinti didžiąją pusę ir tokio didžio inkarą savo jachtai pirkti. Tai jo, inkaravimas jis tikrai yra toks, tikriausiai lietuviams dažnu atveju atrastas naujai užsiėmimas, kai pradėjom plaukioti Viduržemio jūroje ir ten to inkaravimuose daug daugiau. Kad naviguojas ant popieriaus, aš atkreipiau dėmesį, žiūrėdamas tavo video. Ar bandai, pavyzdžiui, naviguotis ne tik pagal GPS, o ir pagal kranto ženklus, kažkokių kitų verti save daryti treniruočių? Ar... Aš tik tai mokinausi signalinius žibintus, kai naktį aš plaukiu ir aš nieko nematau. Tik aš matau, kad laivas plaukia ir pagal signalinės šviesas laivo aš žinau, jis plaukia, į kurią pusę jis plaukia ar planai, kur jis plaukia. Tai tą vat mokinausi, bet taip, kad jau užsimerkus tik pagal jūrlapį, tai ne. Bet aišku, tu kai plauki, pažiūri, čia viena sala, čia kita, aš jūrlapį viską matau, nes reikia kažkom save užimti. Tai man tai darbas su jūrlapiu tikrai patinka, bet kad taip jau 100% tai ne. Bet labai norėčiau, mane labai žavi. Aš kadangi irgi seku vieną YouTube'ai žmogų, tai šakės. Jis viską su jūrlapiu, jis net neturi elektros laivę, aš kaip suprantu. Tai mane taip žavi, tai aš negaliu, sakiau, aš irgi taip noriu. Supratau, čia tikrai toksai gal nepelnytai pamirštas. Čia ne kasdieninis dalykas, mes visi esam tiesiog pripratę, bet aš kaip jau pasikartosiu, mane tas old schoolas man taip patinka, tai sakiau, kai baigsis mūsų šitas gražus ruduo visas, šiltas oras, jau kai būsim priversti sėdėti namie, tai jau sakiau, mokinsiuosi, kaip naudotis sekstantu. Anksčiaugi tai nebuvo jokių, kol nebuvo GPS, tai jūroje taip ir naudodavo sekstantągi. Ilgą laiką taip. Tai ten būtų labai įdomu, patinka tokie dalykai. Fainai. Taip, nauji įgūdžiai. Jeigu su matematika, kaip čia pasakyti, draugauja, tai tikrai nėra viskas taip labai sudėtinga. Nieko, nueisim pas korepetitorius, prisiminsim, kokį reikės ten, kokią klasę, kokį kursą ir viską išmoksim. Taip, tik tai
su sekstantu yra geras labai toksai, reiškia, paaiškinimas, kaip reikia naviguoti su sekstantu. Žodžiu, pasiemi sekstantą, išlipi ant denio. Viena ranka laikaisi, antra ranka laikai sekstantą. Trečia ranka su sekstantu bandai atrasti horizontą. Ketvirta ranka laikai chronometrą. Penktoje rankoje laikai bloknotą, su šešta ranka užsirašai duomenis. Tai tikrai nėra lengvas užsiėmimas, bet tikrai, manau, žavus. Reikia komandos. Manau, įgūdžio reikia tam tikro ir tikrai retas, kas tikrai valdo šitą dalyką. Aš net nežinau, kas Lietuvoje tikrai jau taip nuoširdžiai geba tai daryti praktikoje, o ne teorijoje. Bet tikrai užsiėmimas įdomus ir kas įdomiausia, kad visai tiksliai galime suskaičiuoti, kur esi. Svalbardas. Pataisyk, jau klystu, bet jisai dalinasi rusai su norvegais, ar ne? Ne, kokia ten situacija yra? Tai šiaip Svalbardas priklauso Norvegijai. Tiek, kad į patį Svalbardą yra Barentsburgas, tai ten tiesiog dar yra rusai, yra rusų darbuotojai, ten dirba, aš nežinau, kokią veiklą užsiema ten, bet šiaip tai yra Norvegijos salynas. Mhm. Tai va, tai Norvegam ir priklauso jisai, bet gali į jį atvykti visi žmonės, tiek, kad reikalingi tam tikri leidimai. Taip, negali, labą dieną, aš čia dabar atvariau Svalbardą, nes yra tam tikros taisyklės ir leidimų reikia ne vieno ten norint būti. Tai, o daugiau tai viskas paprasta, sakykime. Supratau. Tolimesnės kelionės jau suplanuotos, ar dar... Tolimesnės kelionės dar kristalizuojasi, yra minčių, žinoma, bet kol kas dar tyliai ramiai, kol neįgyvendinau šitos kelionės, tai apie tai dar tik tai tyliai galvoju. Supratau. Ką skaitai, ką žiūri apie buriavimą kalbant? Tai žiūriu YouTube'ai, žiūriu buriuotojus. Kažką gal parekomenduot norėtum pasidalinti? Be abejo, mes buvome netgi tokiam Haugesundė, kur toksai yra buriuotojas Erik Andera. Man irgi mano draugas Laurinas parekomendavo, aš jį dabar irgi žiūriu, jis tikrai labai fainai daro, super, bet kai mes tada buvom Haugesundė, tai jis buvo išplaukęs. Toliau žiūriu Rodžį Taylorą, jis aišku jau kokie 3 metai nieko nededa, bet pas jį laivelis mažiukas, jis ten jį atkėlęs, tiesiog gražu žiūrėti, kaip ten žmogus kiek meilės įdėjo visko ir burė tokia labai įdomi pas jį. Tai va tas žmogus vien tik tai jūrlapį, aš nežinau, jisai, fantastika. Tai jisai išplaukė, aš nežinau, ten 2 mėnesius neišlipa į krantą. Kaip jis miega, ką jis daro, aš nežinau, aš labai norėčiau su juo pabendrauti, tikrai, nuostabiai, aš net į tą Angliją, kur jis gyvena, nuskrisčiau, kad jis tik tai pasidalintų tą patirtimį visą, aš jo ir knygas turiu, bet aš nežinau, kaip su juo susisiekti. Ir ką daugiau žiūriu dabar, kas man yra aktualu, ką ir skaitau šiuo metu, tai knygas apie štormus, apie heavy seas. Tai man tas labai aktualu, nes kažkaip mes turbūt mokame visi buriuoti, kai yra geros oro sąlygos. Bet ir galbūt žinome, ką daryti, bet kai jau bus tos blogo oro sąlygos, tai tada jau reikia ir turėti praktikos, pirmiausia, žinoti, ką daryti. Tai aš dabar renku informaciją visą apie tai ir domiuosi vienokiam kitokiam taktikom, inkarais įvairiausiais ir jau dabar turiu šiek tiek kitokį supratimą, nes kai dabar pažiūriu savo video, kuriuos rodo dabar per Delfi ir aš galvoju, ir aš pats savo sakau, tai ko tu tos burės neišskleidėjai? Tai kas čia dabar yra, kas čia dabar per motoravimas ir galvoju, tikrai, tai ir aš vadinasi, jau matau savo klaidas, tai aš jau turiu kažkokių kitokių žinių, kitokio patyrimo, tai jau ir savo klaidų mokusi. Aš kaip labiau, kaip pasakyti, širdie lenktynininkas, buriuotojas, tai jau kuris laikas neleidžiu savo komentuoti kitų žmonių nelenktynininkų būrių ir visko. Tai, neslėpsiu, žiūrint man tavo video, man ne kartą drebėjo koja ir norėjosi parašyti, kad pastum karetėlį į priekį, prisitrauk šotus ir panašiai. Bet čia vėl bent jau mano pačio, tai su laiku labai keičiasi tas požiūris ir aš suprantu, kad skirtingi požiūriai, skirtingi prieimai
ir kaip automobiliu, kažkas važiuoja žiedė lenktynėse, kažkas į sodą važiuoja ir svarbu ramiai nuvažiuoti. Drebina. Tai čia tikriausiai nėra vieno kažkokio teisingo ar neteisingo kelio. Aš svarbiausia, tai kad viskas techniškai būtų padaryta, kad ir ta burė būtų pritraukta, ir ta karietėlė būtų, kur jai reikia, ir kad jinai neplazdėtų. Ir aš šitus dalykus irgi išmokau. Man draugelis rašo, Kestai, tau burė plazda. Nu, matau, kad plazda. Galvoju, kaip jie čia dabar sutvarkyti reikia, užtraukti, o ten neužsitraukia, tai paprastai, aš ją užtraukiu, jinai atsikabina, ten irgi kažkoks, nu gerai, paskui normaliai užtraukiau, surišau viską, bet jau man reikia, vadinasi, vidury jūros lipti. Paskui aš tos genujos iki galo nesukau ir liko tokia nosinė nemaža. Ir jinai labai negražiai dirba ir galvoju, aš vienintelį genują turiu. Tai jinai supliš, tai kaip aš keliausiu toliau. Ir va tokie netidirbti kai kurie dalykai ir paskui galvoju, kitą kartą aš darysiu taip, kad taip nebūtų. Tai gerai, kad tu mokaiesi iš tokių klaidų. Aš dabar jau sakiau, į nosį bus 20 mazgų, 25 tikrai neplauksiu. Jau nesąmonė. Kažkaip tai, jokio komforto, tada daužo. Jau tada turi arba kitą kursą imti, nežinau, arba tada jau nusiteikęs, su savo draugu, kurį nusiteikė jau vargt, tai tada ir varkim, bet tada laivo gaila. Britai turi pasakymą, kad džentelmenai prieš vėją neplaukia. Tai, būtent apie tą, teisingai, labai geras pasakymas. Tai tame tiesos yra, ne visada pavyksta tai padaryti, ypač jeigu plauki iš Klaipėdos, taip su vyraujančium vėjo kryptim beveik visada tenka daugiau arba mažiau paplaukti prieš vėją. Gal dar kažkokiam rekomendacijom galėtum pasidalinti? Tai labai paprastos rekomendacijos, tai čia tik tai galiu parekomenduoti, kad nebijoti išplaukti, tokia rekomendacija. Tai jeigu žmonės dvejoja, abejoja, tai ne, čia reikia tiesiog vis tiek būti ir su savo laivu susipažinus. Nebijoti to padaryti, išplaukti tą jūrą, nes man, kaip ir man sakė, tai nori išmokti plaukti, tai turi ir plaukti. Tai aš lygiai taip pat ir išmokau. Aš iš tikrųjų labai daug nemokėjau, aš kai egzaminą laikiau, man sako, Kestai, tu čia, sako, visai nesigaudai. Aišku, aš nesigaudau, iš kur aš gaudysiuos taip normaliai, kai aš neturiu įgudimo. Aš esu daręs galbūt kelis kartus. Bet kai tu tą darai kasdieną, tai jau ir tavo judesiai jau gražiai, ir tie veiksmai jau visai kitaip atrodo viskas. Jau tu įgundi tą daryti ir jau ten nereikia gaudyti, čia suprakutavusiam būti. Viską labai lengvai valdai. Esi pakankamai naujas žmogus buriavime. Tikrai taip. Ir iš tikrųjų, nemaža dalis buriuotojų bendruomenės, jinai labai auga stipriai palyginus su tuo, kaip buvo ženkliai anksčiau, bet mes visi daugiau mažiau esam tarpusavėje suaugę. Kartu išmokę buriuot, buriavę, susidraugavę, susipykę ir tikrai žmonės pažįstam. Aš kažkada supratau, kad žmogus, su kuriuo lyg ir neseniai susipažinau kaip su buriuotoju, kad tai buvo prieš 10 metų arba daugiau. Tai daugybė dalykų galbūt mums atrodo kaip savaime suprantami arba kitokie. Tau kaip naujam žmogui, keliautojui, ne šiaip žmogui. Kaip atrodo lietuvių buriuotojų bendruomenė? Kokie pastebėjimai galbūt šitoje vietoje? Aš pirmiausias dalykas, tai nelabai galiu pasakyti, kad juos labai visus pažįstu, visą šitą bendruomenę. Aš gal tą bendruomenę matau socialinėje erdvėje. Tai galiu pasakyti tik tai turbūt vien gerus atsiliepimus, nes ir šitoj kelionėje man ir ne vienas buriuotojas parašė, ir patarimus parašė. Aš ir pats klausiau tų patarimų, tai aš visada jaučiau tokį palaikymą. Tai kas yra labai super. Tai tikrai džiaugiuosi, kad yra pas mus Lietuvoje tokių žmonių, palaikančių, suprantančių, mato, kad jisai jaunas, kad jaunas šitam buriavime, šitame reikale, bet vis tiek daro ir jausti tą jų tokį palaikymą, tai tikrai smagu yra ir super. Labai džiugu girdėti, nes nekartą esu girdėjęs tokių, kaip čia pasakyti, nuogastavimų arba nusivylimų, kad ta bendruomenė labai uždara ir naujam žmogui įsilieti ją yra labai labai sudėtinga. Ir iš tikrųjų socialinė medija, Facebookas tikriausiai labai stipriai pakeičia visą tą žanrą, formatą ir palengvina tos kontaktus užmegzti su žmonėm. Paskutinis mano klausimas. Tu gydytojas? Taip. Šeimos gydytojas? Taip. Jeigu aš teisingai žinau. Ar tu turėtum kažkokių patarimų, pastebėjimų kaip gydytojas, kaip medikas, kaip profesionalas buriuotam? Gal kažką žinot reikia, gal kažko per mažai žinom, ar... Ką žinot reikia? Kad žinot reikia tokį dalyką, kad į jūrą, į tolimus kraštus išplaukti reikia
rekomenduojama kuo jaunesniam amžiui, kadangi su vis vyresniu amžiumi didėja sirgti širdies kraujagyslių ligomis, kad žmogus neinfarktuotų jūroje. O tai čia gal tokia humoro forma, bet jau yra iš tikrųjų tiesos. O ką žinoti, tai bendras tokias medicinos žinias, tai pravartu žinoti kiekvienam buriuotojui, tai ne tik buriuotojui, bet ir vairuotojui. Kaip elgtis vienoje ir kitoje situacijoje. Aišku, buriuotojai išplaukia į jūras, kur tu čia užsimanėjai nebūsi. Už valandos kažkur nebus pagalbos. Ką daryti tokiais ekstremaliais atvejais. Kitas dalykas, žinoti savo paties ligas. Jeigu jums inkstų akmenligė ar ten turite tulžies pūslėje akmenis, tai gal jau laikas juos iš ten išimt. O ne kai sako, nu tai va, kai tau bus priepuolis, atvažiuosi ir mes tave išoperuosim. Tai viskas tvarkoja, jeigu žmogus, nes yra įvairiausių taktikų. Tai labai gerai, jeigu žmogus gyvena Vilniuje ir jam čia be problemų nuvažiuoti per to priepuolio, bet jeigu jisai jūroje su tuo priepuoliu, tai gali baigtis labai liūdnai. Tai va, tai apie save žinoti, aš manau, o daugiau, kaip iš gydytojo pusės, tai dabar net nežinau, saugoti save tiek jūroje, aišku, neperšalti to jūroje, būti apsirengus, kaip priklauso, kaip reikalauja, nežinau, čia ne buriuotojo statutas, gal ne statutas, kad būtų ir kombinzonas, ir šilti rūbai, ir kepurė ant galvos, ir rankos, tai čia kalba jau kaip gydytojas. Nes kiti žinot, mane šalta, o vėjas pučia tą kaklą, žiūrėk, susirgi, jau tu susirgęs žmogus, jau tu vadovauti laivui, įgulai, jau tau yra sunku. Va. Ir kaip kiekvienam kapitonui, tai kiekvienas kapitonas tai tikrai turėtų būti orientuotas medicinoje. Daugiau mažiau tikrai turėtų, kad jis jau būtų vadas ir spręstų kažkokią tai problemą. Žinotų daugiau už kitus šitoj srityje. Profesionalioje laivyboje, tai prekybiniai laivyboje, tai kapitonams nuo tam tikro rango yra dvi, jeigu mes turim pirmąją pagalbą kaip po dalyką, tai pas juos atsiranda toks dalykas kaip medical care. Tai reiškia, ne sutvarstyti žaizdą arba kažką padaryti, o kaip padaryti, kad žmogus išliktų gyvas 2-3 paras. Ten yra klasifikacijos skirtingos, nes labai realu, kad gali tekti ilgai laukti profesionalios pagalbos. Tai tų žinių tikrai reikia. Aš, kad ir papildyti norėčiau, kad ir ta pati vaistinėlė. Aš matęs esu vaistinėlių nuo tokių iki lagamino. Tai čia kiekvienam tikrai buriuotojui būtų labai gerai įvairiausių turėti ir elementariausių dalykų turėti, kuriuos jis galėtų panaudoti jūroje. Tai vaistinėlė labai svarbu. Ir kad mes turim vaistinėlę, mašinai, tai kas ten žino, ar kas nors tikrino, niekas ten nežino turbūt. Ir turiu, o kaip naudotis ne. Jūroje vėlgi viskas yra daug rimčiau. Tai bent jau, kad tą vaistinėlę žinotų, turėtų visus tos tvarščius, visą kitą. Tai čia tokie, kaip sakyti, savaime suprantami dalykai, apie kuriuos mes galbūt nekalbame. Nes sveikata, ypač jūroje, tikrai yra labai svarbu. Taip. Su vaistinėlėm jachtoje tai esam turėję tokią kuriozišką situaciją, kai kažkada viena keleivė, viena mūsų komandos draugė labai kamavosi jūrligę. Mano tėvas davė jai kažkokių vaistų. Jinai nusnaudė porą valandų ir po to buvo kaip naujas žmogus. Ir jau Švedijoje uoste, tarp mūsų buvo vienas medikas laive ir kažkaip išėjo kalba apie tos vaistus. Ir jis klausė tėvą, sako, ką tu davei, kokį čia vaistą? Jis sako, ten, sako, kažkoks ten padėtas. Jam buvo smalsus, jis nuėjo pasižiūrėti, grįžta, sako, žinai, sako, šitos antibiotikas nuo plaučių uždegimo taip padėtų, bet sako, kaip jis gali turėti kažką bendro su jūros liga, aš neįsivaizduoju. Tai tų kuriozų būna įvairiausių, bet sutinku, kad tikrai tuo reikia rūpintis ir turėti tą galvoje. Tai ačiū tau, kad buvai pirmuoju mūsų pašnekovu. Man pačiam tavo kelionė yra tikriausiai viena įdomesnių, kur dalyvauja ir plaukia lietuviai. Ir aš bandžiau atsekti ir pagalvoti ir manau, kad ar tik tu jau nesi vienas šiauriausiai nuplaukusių buriuotojų iš Lietuvos. Nežinau, apie tai negalvojau, bet turėjau tokią mintį. Turėjau, kad toks
pirmas lietuviškas laivelis aukščiausiai platumoje, sakykime, aukštai pasiekęs platumą. O dabar net nežinau, tai lietuviai gal mes tik nežinom. Jo, tai mano žiniom iš senosios kartos, tai tokia jachta Vilne, jie buvo nuplaukę iki ar tai Murmansko, ar Archangelsko per Ladogos ežerą. Ir buvo vienas lietuvis, Sibiro lietuvis, kuris su rusų įgula yra apiplaukęs ratą šiaurės. Vadinasi, aplink Arkties vandenyną plaukęs? Taip. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris jachta tai padarė. Nu, labai įdomu. Tai va, bet nežinau, kaip aukštai į šiaurę jie buvo pakilę. Ne tas svarbiausia kelionė. Džiaugiuosi tavo entuzijazmu ir noriu palinkėti tau gerą vėją. Tai vėjo. Ačiū, kad pakvietėt. Iki. Iki.